Normalios visuomenės privalo turėti. O mūsų visuomenė, nors ją ir turi, bet toks įspūdis, kad labai silpnai rūpinasi. Kalbu apie kultūrinę spaudą arba kultūrinę žiniasklaidą. Tai ta spauda tikrai nebėra masinės auditorijos reiškinys, ne, bet vėl pritarčiau Vaivai, žinai, kad tai nenumirė, jinai turi savo auditoriją, jinai galbūt kartais yra visiškai nišinė ir tada klausimas, prie pirmo klausimo grįžtant, Taip. Kada valstybė turi atjungti deguonį, ne, ir pasakyti, kad deja smegenys numirė šito leidinio, jau viskas, žinai, o kiek dar reikia išlaikyti tos etatus ten ir panašiai. Turėtų būti, nesakau, kad sąjūdžio laikais, kada literatūra ir menas buvo, kiek ten, man atrodo, 90 000 tiražas, o graibė taip, kad tu nerasdavai jo pasirodžius. Na, bet aš sakyčiau, 30% to, kas buvo, turėtų būti. Visai nesenai žiūrėjau tyrimus, pasaulinių, žinai, daugėja žmonių, kurie apskritai vengia naujienų. Taip. Tai yra tokia tendencija, žinai, nekalbant apie tai, kad dėmesį pasiema nuomonių formuotojai, socialiniai tinklai, žmonės apskritai eina, jeigu ten Facebookas dar buvo, žinai, vis tiek kažkokia pasidalinimas draugų, naujienomis, žiniasklaidos kanalai dalinasi, tai tik tokia eina žiūrėti tiesiog vaizdų. Tai čia yra blogiausia. Kultūros vartotojai, o kartais ir kūrėjai, jie būtent tokie ir yra. Jie neretas yra, kad mano nišinė tema, mano nišinė pasaulėžiūra, jinai yra svarbiausia, kiti nėra svarbus. Tai aišku, bet valstybė to ir neturėtų remti. Va čia yra esmė. Valstybė yra jos kultūros politika kaip bendros kažkokios valstybės politikos dalis. Ir jinai turi užduoti tokį kryptį, ar ne? Ir tada be abejo labai aiškiai pasakyti, kad yra tokia mūsų kryptis, mes skiriame tiek dėmesio, tiek pinigų, o toliau be abejo visgi turi būti žmonių iniciatyva. Nes tas nuolatinis tikėjimas ir noras, kad valstybė turi manim rūpintis. Kodėl jinai turi tai rūpintis? Tai kas apskritai ta valstybė yra? Ne tu, ne tavo ten aplinka? Gerai. Labą dieną. Šiandien mes kalbėsime apie tai, ką normalios visuomenės privalo turėti. O mūsų visuomenė, nors ją ir turi, bet toks įspūdis, kad labai silpnai rūpinasi. Kalbu apie kultūrinę spaudą arba kultūrinę žiniasklaidą, nes dabar nebūtinai jinai yra spauda, bet gal aš klystu, gal yra šiek tiek kitaip ir dėl to pakvietėme į studiją pasišnekėti tais klausimais žmonės, kurie detaliai išmano situaciją ir dalyvauja procese. Aš tai toks vartotojas, kuris kartais džiaugiasi, o kartais liūdi kai kurių žiniasklaidos priemonių mirinėjimų. Taigi, Vaiva Žukienė, ji yra Medijų rėmimo fondo tarybos pirmininkė. Ir Donatas Večerskis, kuris yra 15 minučių direktoriaus pavaduotojas. Sveiki. Donatas yra iš žiniasklaidos grupės, kuri mūsų pokalbėje matyti irgi papasakos tą temą kažkokio turinio. Vaiva, iš pradžių aš noriu jūsų pradėti klausti ir nors mano klausimas skambės radikaliai, bet tai nereiškia, kad aš taip mąstau. Man tiesiog įdomu per tokią provokatyvę formą išsiaiškinti situaciją. Kodėl mes neleidžiame kultūriniai spaudai ramiai numirti? Turbūt tokia yra valstybės politika, kad ir taip Lietuvoje mirtingumas yra be galo didelis, tai jau nors tada kultūriniai spaudai palaikykim jos gyvybę, kiek galim ir jeigu matom, kad tikrai yra perspektyva, o jinai ko gero vis dėlto yra, nes matau, kad jauni žmonės taip pat kuria kultūrinę spaudą. Mes čia su kolega Donatu prieš tai apkalbėjom vieną žurnalą, kuris yra populiarus jaunimo tarpe. Tai nemanau, kad čia reikėtų galbūt marinti tą kultūrinę spaudą. Aš manau, kad reikėtų vienas dalykas turbūt natūraliai atsirinkti, vis tiek kažkokia tikrai numirs pati, bet skatinti
tą, kuri yra populiari, kuri turi savo skaitytoją, kuri stengiasi gavusi fondo pinigų, nes dabar jiems tikrai yra pagerėjusi situacija, stengiasi, kad jie būtų matomi, reklamuoja save ir skleidžia apie save informaciją. Tai aš manau, kad jie tikrai ne tik, kad turi teisę gyventi, bet turi gyventi teisę gerai. Laikai sritį apleista metai po metų ir net galima sakyti beveik 10 mečius, negalvoja apie jos proveržį, negalvoja apie tai, kad tai turi būti konkurencingas sritis. Ir vėliau sakai, tai bet jie taip kažkaip čia jokio proveržio nepadarė. Tai proveržis yra susijęs su kultūros politikos formavimu. Visgi mes esam pakankamai maža šalis, kurioje nėra tokio dydžio auditorijos, kad tie žurnalai galėtų veikti be jokios paramos iš valstybės. Deja, tai yra realybė daugumoje šalių, beveik visose turbūt. Bet jūs nepastebite to keistumo, kad sąlyginai, jeigu proporciškai imsime, ne skaičiais, bet proporciškai, kad Lietuvoje palygint yra žymiai mažesnis skaitomumas tos spaudos negu kokioj Lenkijoje, Vokietijoje. Ir aš žinau, kad visada yra pasitelkiamas tas masto kriterijus, bet ne, man atrodo, raštingumo kriterijus būtų teisingiau, bet gal yra kitaip. Kaip jūs matote iš fondo pusės, kodėl pas mus vis dėlto nėra visuomenė, aš sakyčiau, turėtų būti, nesakau, kad sąjūdžio laikais, kada literatūra ir menas buvo, kiek ten, man atrodo, 90 000 tiražas, o graibė taip, kad tu nerasdavai jo pasirodžius. Bet aš sakyčiau, 30% to, kas buvo, turėtų būti. Bet kodėl taip nėra? Matot, kaip yra. Aš manau, kad iš dalies, bent jau pradžioje, atgimimo ir paskui to lūžio tokio, tai galbūt dalis tų leidinių nespėjo persitvarkyti, nes iš tiesų buvo, važiavo ant tos senos šlovės, ką jūs ir pats paminėjot, o visgi kaip nežiūrėsi, vis tiek atsiranda ir rinka, ir konkurencija, steigiasi nauji leidiniai, kurie pasiima irgi savo dalį skaitytojų, nes jie, tarkim, orientuojasi ten į kažkokios galbūt ideologijos skaitytojus ar į kažkokio amžiaus skaitytojus. Tai tas toksai nesupratimas, kad reikia visgi pereiti prie tam tikrų rinkos, ekonomikos dalykų, turbūt irgi turėjo savo įtakos. Tai viena, o kita, aš nepasakyčiau, kad taip visai jau mes to skaitytojo neturim. Galbūt jo dėl to, kad nuolat trūko pinigų šitiems leidiniams ir išties visgi, sutikim su tuo, kultūros žmonės, jiems sunku yra, pavyzdžiui, save išsireklamuoti kažkaip, ar ten dar kažką. Tai galbūt pritrūko tos tokios profesionalios pagalbos, o neturint pinigų, nusamdyti, pavyzdžiui, gerą kažkokį, nežinau, ten propagandistą, grubiai tariant, ar ne, kuris reklamuotų tą leidinį, ten darytų kažkokius, galbūt, nežinau, susitikimus su tais rašytojais, tekstų ir panašiai. Nėra taip paprasta, sutikit, jūs irgi turbūt, pavyzdžiui, kad jūs nusamdytų kažkoks leidinys, tai yra labai daug sąlygų ir jūs tikrai ne visada galite tą padaryti. Aš savo esu išsiaiškinęs kriterijus ir man vis dėlto prioritetas yra prasmė ir suma, už kurią galiu aš eiti dirbti, yra net ne antroj vietoj. Bet žinoma, kad aš sutinku su tuo, ką jūs dabar sakote, prie rinkos sąlygų reikia prisitaikyti. Mažėja spaudos platinimo vietų. Kioskai užsidaro, prekybos centrai nebenori pardavinėti spaudos ir čia turbūt yra pagrindinis iššūkis, nes viskas koncentruojasi didžiosiose parduotuvėse Vilniuje. Yra, nežinau, Tauragės apskritis, pavyzdžiui, visa apskritis, niekur nenusipirksi literatūros ir meno apart centrinio pašto. Tai nėra klausimas vien kultūrinės žiniasklaidos ir kultūrinės spaudos apskritai, tendencija yra bendra tokia, ir tų tendencijų netaip senai atrodė, kad naujienų portalai yra čia tokia visiškai nauja, čia vis auga ir visa kita, visai nesenai žiūrėjau tyrimus, pasaulinių, daugėja žmonių, kurie apskritai vengia naujienų. Taip. Tai yra tokia tendencija, nekalbant apie tai, kad dėmesį pasiema nuomonių formuotojai, socialiniai tinklai, žmonės apskritai eina, jeigu ten Facebookas dar buvo, vis tiek kažkokia pasidalinimas draugų, naujienomis ar žiniasklaidos kanalai dalinasi, tai tik tokia eina žiūrėti tiesiog vaizdų, didžioji dalis žmonių, ir kartų skirtumą, tai
tai ta spauda tikrai nebėra masinės auditorijos reiškinys, ne, bet vėl pritarčiau Vaivai, žinai, kad tai nenumirė, jinai turi savo auditoriją, jinai galbūt kartais yra visiškai nišinė ir tada klausimas, prie pirmo klausimo grįžtant, Taip. Kada valstybė turi atjungti deguonį, ne, ir pasakyti, kad deja smegenys numirė šito leidinio, jau viskas, žinai, o kiek dar reikia išlaikyti tos etatus ten ir panašiai, žinai, tai nebėra masinis reiškinys, tai jau viskas, jau tai taip jau yra ir netgi, žinai, žurnalai netgi, žinai, populiarėja ir, ten, tarkim, žinai, savaitė, dar didžiulė auditorija, bet vis tiek jinai po truputės traukiasi, ne, žinai, tai tokia tendencija ir klausimas, ar mes kalbam vis dar apie kultūrinę spaudą kaip tokį reiškinį, kuris apima visą kultūrinę žiniasklaidą, ar kalbam apie skirtingas formas, ne? Ir va, kaip tiem žurnalams, laikraščiams keistis, kur toliau judėti ir tai čia, manau, yra toks esminis klausimas, kuris po 5-6 metų gali būti daug svarbesnis negu kad dabar net yra. Kas yra šių dienų žmogui kultūra, kablelis, kokia lietuviška kultūrinė žiniasklaida šiandien, jeigu žiūrėtumėme jo žemėlapį, padengia tą kultūros apibrėžimą? Vaiva, jums klausimas ir paskui Donatui. Tai aš galvoju, kad tas padengimas, suprantat, man svarbu, kad kiekviena grupė visuomenės rastų savo reikalingą leidinį. Man atrodo, tai yra labai svarbu, nes vienam gal reikia etnokultūros, kitam galbūt reikia tokio, sakysim, kažkokių sąsajų su tarptautiniu, su tarptautiniais renginiais ar ten kažkokiais leidiniais. Tai tiesiog, kad kiekvienas turėtų ir tada galima formuoti tam tikrą savo veidą, taip ar ne, ir ieškoti savo skaitytojo galbūt ir tarp jaunesnės kartos, nes blogiausia yra, kai tu užsiciklini ir tu sėdi savo kažkokiam, nežinau, tenais katile arba burbulė, kaip dabar madinga sakyt, ir tau svarbu, maždaug mano ten skaito ir aš nieko daugiau nematau, aš esu toks ir man viskas. Bet tai čia yra blogiausia. Kultūros vartotojai, o kartais ir kūrėjai, jie būtent tokie ir yra. Jie neretas yra, kad mano nišinė tema, mano nišinė pasaulėžiūra, jinai yra svarbiausia, kiti nėra svarbus. Tai aišku, bet valstybė to ir neturėtų remti, va čia ir yra esmė. Greičiausiai. Nes marantat, reikia skirti, kur yra, sakysim, pavyzdžiui, kad ir labai gerbiamas, bet vienos profesijos ar vienos kūrybinės grupės leidinys, ar ne, kuris yra skirtas, tarkim, kažkokiai tik vienai sričiai, ir kur yra visgi platesnio masto, sakau, kad ir kokie tai bebūtų, bet taip neturi būti, kad mes remiam, mano tokia pasaulėžiūra ir aš maždaug nieko aplinkui nematau. Tai tvarkoj, tai tada, jeigu aš, pavyzdžiui, aš tokia Vaiva noriu kažkokią savo pasaulėžiūrą, tai aš paimu savo pinigus ir skleidžiu juos, ar ne? Bet jeigu man svarbu gauti iš valstybės pinigus, aš visgi turiu atsižvelgti į labai daug įvairių dalykų. Tai aišku, kad tai yra terpė tiek kurtis, tiek kūrybai, tiek kritikai, kas yra svarbiau, ir mes pastaruoju metu ženkliai daugiau dėmesio skiriame kritikai, refleksijoms, publicistikai negu pačiai kūrybai, negu kūrybos publikavimui. Tai jeigu dingtų kultūrinė spauda, tai visas šitas ir pradingtų. Kas šių dienų žmogui yra kultūra? Ką jinai apima, kad mes suvoktumėme ir tą objektą daugiau, ką medijų rėmimo fondas remia. Nes aš suprantu, kad jeigu aš turiu ir nišinę pasaulėžiūrą, bet jeigu jinai yra kupina pasekėjų, tai aš galiu apeliuoti į paramą ir gauti ją. Bet ar aš iš tikrųjų kuriu kultūrą ar antikultūrą, čia yra jau įdomiau. Jo, šitą diskusiją tiek su fondo taryba vyko ir šiais metais, ir mes asociacijai, nes rėmimo procese paaiškėjo, ekspertinio vertinimo procese paaiškėjo, kad tam tikri leidiniai, kur leidėjai galvoja, kad jie leidžia kultūrinę leidinį, eksperto vertinime tai nėra kultūros, netitinka visų tų kriterijų, kas yra kultūros leidinys. Ir čia tikrai, toks, sakyčiau, viena vertus, medijų rėmimo fondas kaip
tas rėmimo užduoda mums tokį mąstymą, kad čia yra remiama, bet tuo pačiu tai yra įrankis žiniasklaidos politikai gyvendinti. Absoliučiai. Ir aš įsivaizduoju, to net nereikia bijoti. Kultūros strategas, aš sakyčiau, žinai, atsisėdau ir paišausi visą lauką, ne? Taip. Tarp, kokiu būdu vaikai atkeliauja į kultūrinę žiniasklaidą, kokiu būdu profesionalai atranda kažką, ką jie nori skaityti, žinai. Ir ar tai va čia yra tas, kaip tu sakai, tas toks uždaras visiškai daiktas, kurie turi savaime gyventi, žinai. Ir turi susidėlioti, žinai. Ir jeigu mes galvojam, žinai, kad žmogus, kuris apskritai neskaito spaudos arba žiniasklaidos, kultūrinė tema ir staiga atsirems labai rimtą almanachą kažkokį ir ten puls skaityti tekstą per, žinai, 6 puslapius be pastraipų ir jis sugebės sekti, nu tikriausiai taip nebus. Tai, žinai, tai turėtų būti, aš įsivaizduoju, ir fondo strateginė kažkokie siekiai, tai yra kaip padengti tos skirtingus siekius, tai yra kaip žmonės įtraukti, ne? Tai yra, nes tai yra kaip žmonės atkovoti nuo tam tikrų dalykų, kur kitos šalis veikia, tarkim, ne? Dezinformacijos laukas. Visas, tai yra viso tie, kaip kultūrinė žiniasklaida čia turi pasitarnauti, žinai, ir kad tai neturėtų būti, mes, kai diskutuojame mūsų asociacijos ir spaudos ir interneto, tai tą matom kaip daug plačiau, manom, kad tai turėtų būti daug platesnės žvilgsnis. Tai yra visa ekosistema, kaip veikia, žinai, joje yra numatytos, galimybės turėtų būti, kad kažkas pasitraukia iš to, numiršta leidinys, kažkas transformuojasi iš spaudos internetą ir panašiai. Ne? Juk čia yra slidus reikalas, toks plonas ledas. Dabar turiu idėją sukurti leidinį, kuris, mano akim žvelgiant, yra kultūros veikėjas, pradžioje reiškinys, nes taip kažkas randasi, bet fondas pasako, mes jūsų neremiam. Kokie čia yra kriterijai, kuriais jūs apibrėžiate, kuris leidinys yra kultūrinis? Tai pradėkime nuo to, jeigu jūs norit įsteigti, ar ne, tai yra startuolių programa, kur reiškia, sakysim taip, tam tikras eksperimentas, kuriam netaikomi galbūt tokie reikalavimai, kaip jau ten seniai einančiam leidiniui ir todėl tikrai ypač jauniems žmonėms, kurie galbūt tik pradeda tą kelią žurnalisto, kultūros, žiniasklaidos, tai jiems yra toks palengvinimas. Kuriam laikui čia yra tas startuolio finansavimas? Tai turbūt pirmas kartas. Kai tu nieko tai reiškia metam. Taip. Tai visi projektai ir visa veikla yra tik metams. Tai čia jau taip yra. Taip. Dabar, jeigu kalbėt apie tai, kaip yra vertinama, kokie yra kriterijai, tiesiog paminėjo Donatas savo kalboje, tai visų pirma, tai yra ekspertinis vertinimas. Yra ekspertai, kurie yra, sakysim, iš to lauko, ar ne, gerai žinomi žmonės, ir kurie turi didelę patirtį. Ir jų tas vertinimas yra labai svarbus, nes realiai norint pakeisti tarybai ekspertų vertinimą, tai ne tiek jinai daug turi tų galimybių. Ir jeigu ekspertai, pavyzdžiui, vertina mažiau negu 50 balų, tai realiai taryba net negali svarstyti to projekto. Tai čia yra tokių formalių dalykų, kurie kartais, nežinau, gal leidėjai ne visada paskaito juos ir paskui pyksta, bet yra taip, kaip yra. Ir mes vis tiek laikomės tų taisyklių, kokios yra priimtos. Aš suprantu, kas yra kultūrinė medija. Iš esmės sprendžia ekspertai. Taip. Kitaip tariant, tai yra labai subjektyvus faktorius, bet kitaip ir nepadarysi, nes pati kultūra yra subjektyvus dalykas. Kai vyko tos diskusijos ir jos tebevyksta svarstymai ir dabar mes diskutuojame, tai įstatyme nėra jokio apibrėžimo, kad būtų tiesiai šviesiai apibrėžta. Tai yra, kas yra periodika, dar kažkas. Kas yra kultūros periodinis leidinys, bet vėlgi jisai remiasi tokiais formaliais kriterijais, kad jis turi išeiti ne mažiau kaip 2 kartus per metus, žodžiu, bet nėra to, kaip Donatas sako, giluminio kažkokio. Aš taip, pavyzdžiui, dėl ko jūsų ir buvau ketinas klausinėti labiau apie kultūrą kaip fenomeną, nes man atrodo, susivokiant, kas tai yra, labai aišku pasidaro, ką reikia finansuoti. Bet jeigu įstatyme nėra apibrėžimo, tai reiškia, mes turime spragą realiai įstatymų leidyboje, nes galbūt netiksliai, bet kažkokią pastraipą apibrėžianti, kas yra kultūrinė medija, man atrodo, nėra sudėtinga. Aš galvoju, kad visuomenės informavimo įstatymas, kuriame yra kultūros periodinio leidinio apibrėžimas,
tai nėra vienintelis įstatymas Lietuvoje, kuris apibrėžia kultūrą ir jos reiškinius ir visą kitą. Tai yra kultūros politika, yra visokie strateginiai dalykai. Tai aš manyčiau, kad mes turėtume taip holistiškai žiūrėti į visumą ir tada vertinti. Bet vėlgi jūs labai teisingai pasakėt, vis tiek ekspertai, kad ir kokie jie bebūtų žinomi žmonės, bet jie vis tiek yra, ypač kultūrinės srities žmonės, jie yra ganėtinai subjektyvūs. Ir jie ganėtinai tokie yra, kaip čia pasakyti, kategoriški galbūt, ar ne? Tikrai taip. Tai tas yra toks niuansas, kad tarp tos lengvesnės kultūros ir tos aukštosios ar elitinės, ar dar kaip ten be pavadintume, visada yra tam tikra praraja, į kurią gali nugarmėti visai geri leidiniai, tiesą pasakius. Kultūros leidiniai pačia savo forma yra kaip kultūros reiškinys. Yra tam tikra prasme, tipinis žmogus skaitydamas turėtų nesuprasti, apie ką skaito, tada bus kultūra. Jeigu tai bus tekstas parašytas kultūros, tarkim, mūsų portalo rubrikos žurnalistės, kurie dirbo žurnalistinį darbą ir rašo apie kultūrą, tai tam tikrą prasme, kai kuriems ekspertam atrodo, kad čia jau nebe kultūra. Nes kultūrinės raiškos tarsi nėra. Nors filosofinė prasme, tai visa žmogaus veikla yra kultūros raiška. Tai mūsų namai, mikrofonai, šitie, čia yra kultūros, žmogaus darbo ir idėjų realizacija ir realybė. Leidėjai siekia išsaugoti savo unikalumą ir tokio net bendradarbiavimo, kad platausnis būtų, pavyzdžiui, dalinimasi turinio. Jeigu pasižiūrėtai, visi labai įsivaizduoja, kad jeigu turinys išeis į skaitminę erdvę, tai jau nieks nebepirks to žurnalo. Toks jaučiasi, ir toks dalinai tai galbūt tiesa, kad jeigu viską atiduosi, tai be abejo nebebus to pirkimo, bet to tokio atvirumo ir diskusijos ir aišku yra kitas dalykas, kiek žmonės skaito, ir kaip žmonėm pristatyti kultūros reiškinius. Viena tai yra tiesiog apie renginius rašyti, tai yra tiesiog renginių kalendorius. Ir tai yra, bet jeigu tu jau bendrauji su autoriais, su atlikėjais, ir pakankamai populiariai, kas yra toks softas labiau, tai čia ir yra, ar tai jau yra kultūra ar dar ne, ir ar tai jau papuola Medijų rėmimo fondą kaip kultūrinė žiniasklaida ar ne. Tai yra, aišku, kitas dalykas, Medijų rėmimo fonde yra skirtingi dalykai, tai yra projektai ir veiklos rėmimas. Tai ir mes turėtumėm, čia tikrai gerai, kad taip ir yra, nes ne visas veiklas per se reikia remti. Yra kitos veiklos, kurios tiesiog turi išsilaikyti ir galbūt tik tai tam tikrą projektą, to žiniasklaidos priemonė, tu turi finansuoti valstybinės. Aš taip suprantu, kad būtent čia dabar jūs kalbate apie tokias medijas kaip jūsų, ar ne, kurios yra šiaip plataus spektro ir kultūra yra tik dalis. Aišku, ta kultūra, aš suprantu, tokio eksperto akimis, kuris yra grinosios kultūros per meninę kūrybą, kai taip supranta kultūrą, tai jūsų rubrikos, man atrodo, ten nepatektų, bet tada ir staptelkim šiek tiek ir Galvaiva dar papantrins kažkiek. Aš suprantu, kad dabar tas kultūros vartotojas, jisai lengviau yra pasiekiamas ne per nišinį leidinį, nišinių reikia, bet per plataus profilio mediją, kuri dar sugeba kai kada ir paanonsuoti arba, pavyzdžiui, iškelti į viršų. Tai kaip jūsų grupė, kaip pozicionuoja kultūrą, ir kodėl taip, kai sužinosime kaip? Tai žinai, aš manau, ką apskritai kultūros pasaulio galbūt žmonės ne visada įsisąmonina, kiek masinės, didelės apimties žiniasklaidos kanalai skiria eterio kultūros renginių reklamai. Visi tie bendradarbiavimai, kurie ir nacionalinės transliuotojos, ir mes, nepriklausomą žiniasklaidą, tikrai daug renginių remiame. Tai reiškia, kad visuomenė sužino apie kultūrinio gyvenimo apraiškas ir į tos renginius ateina. Konkrečiai 15 min redakcijoje mes turime
2 nuolat dirbančius kultūros žurnalistus. Tai yra, gal nacionalinis transliuotojas tokį turi, žinai. Tai yra, reiškia, kad kiekvieną dieną tai yra kuriamas turinys, kultūrinės tematikos ir būtent ne vien tik tai apie renginius, bet interviu ir visos kitos foto istorijos, tai yra netgi formos skirtingos. Ir, žinai, tai mes net nebijojam, kad, žinai, to didžiausias arba antras ten pagal didumo portalas, jis privalo turėti kultūros rubriką, tai neįsivaizduojame, kad to nebūtų. Žinai. Tai tiesiog tai yra žmogaus gyvenimo dalis yra, žinai, ir tik tada klausimas, o kaip apie tai komunikuoti. Ir čia toks, kaip sakyt, rimtas klausimas yra, žinai, nes kai statistikos paklausi žmonių gatvėje išeitumėm, dabar visi sakytų, reikia daugiau analitikos, bet niekas to neskaitys. Labai mažai tai skaitys. Skaitys pramogas, ilsėsis, nes tiesiog žiniasklaida, kaip internetinė žiniasklaida ypatingai, tai nėra vien naujienų kanalas. Tai yra ir laisvalaikio forma. Tai yra, kad tiesiog žmogus brausina, domisi, žinai, ir taip toliau. Tai va ten kultūra turi sukonkuruoti su visų kitų turiniu. Tai yra, reiškia, su ministro nepaskirimu, su dar kažkuo, su kažkokia žvaigždės vaiko pagimdymo ir tas turinys dėl dėmesio konkuruoja. Žinai. Ir va tada, aišku, žinai, tos formos, nes galiausiai vis tiek tai susiveda ir finansinę grąžą. Tu turi paklausti, kiek tas turinys tau sugeneravo eterio, kuris tau ir atvedė pinigus, aišku. Kitas variantas, tai yra prie ko eina žiniasklaidos skaitmeninė, tai yra prenumerata. Tai yra duoti išskirtinio turinio, už kurį vartotojas sumokėtų ir tada jau pasikeičia ta logika verslo nuo reklamos užsakymo, nuo kliko pereina prie to, kad tau žmogus ateina per tą tekstą ir prenumeruoja. Tai aš manau, čia toks besikeičiantis žiniasklaidos modelis, prenumeratos auginimas atveria dalį ir tam tokiam jau sudėtingesniam turiniui, kuris galbūt nebus masinio vartojimo, bet turės išskirtinę vertę, kuris tau galbūt... Sąlygiškai tą jau kelią buvo praėjusi spaudos dienraščiai, kurie rinkos sąlygomis keitėsi, bet aš žinau, 3 didieji dienraščiai, jie be kultūros neišsivertė. Taip pradėjo dominuoti tą prašomoji arba įvykinė kultūrinė žurnalistika, bet būdavo ir įžvalgų ir tendencijų, taip kad aš manau, kad tas padėtų. Arba tada jūs, aš suprantu, turite eiti į medijų rėmimo fondą ir sakyti, kad norime, pavyzdžiui, skaičiuoti kultūrinį turinį ne per atėjimų skaičių, o tiesiog patį faktą, kad jį yra. Aš ir nesutikčiau, aš manyčiau, žinai, galbūt mes kultūriniai žiniasklaidai kaip tik per mažai kalbam apie pasiekiamumą. Ir kad tą mes turime, žinai, nes niša, bet niša gali būti 500 žmonių ir gali būti 50 000. Tai irgi niša visuomenėje. Ir 100 000 yra niša, žinai. Tai mes tikrai manom, kad galbūt netgi ir vertinimo kriterijuose su laiku turėtų atsirasti kiekybiniai vertinimai. Tai yra, viena yra įgyvendinti kultūros projektą Delfyje su jo pasiekiamumui, 15 minučių, visai kas kitai įgyvendint kažkokiam, nemenkinu to, bet tiesiog skirtumas yra laikraštį, kuris turi 850 egzempliorių. Tai per misijos prasme valstybinės, šviečiamosios, akivaizdu, kad auditorijos skirsis 10 ir 100 kartų. Tai va čia, žinai, vieni projektai galbūt, tarkim, pilietinio kažkokio raštingumo ar atsparumo didinimo, viena yra dideliam portale gyvendinti projektą, kas kita yra mažam laikraštį. Žinai, tai pasverti, kur tikslingiau išleisti pinigus, nes, žinai, mums netgi būna tarptautinėse paraiškose, tu jauti, kai ateini iš Lietuvos, tai įsivaizduoji, kad tavo tas 1,5 milijono čia yra labai daug, bet tu nueini, kur, tarkim, Paryžiaus koks nors leidėjas, kur ten 2-3 kvartalai jau yra ta auditorija, žinai, ir tu konkuruoji, žinai, ir tada fondai tarptautinėje žiūri ir sako, žinai, pinigai tie patys, bet tu auditorijas gauni 10 kartų didesnės. Tai, žinai, manau, kad čia ir kultūrinė žiniasklaida irgi apie taip turim diskutuoti, tai yra apie grąžą, kurią sugeneruoja tie pinigai investuoti. Vaiva, bet tai ką dabar Donatas pasakė, taip, aš suprantu, yra svarbu, bet kadangi jau irgi žilo plauko turiu, tai gyvenimas parodė, kad per kiekybę mes nebūtinai sukuriame kokybę.
Ir aišku, čia balansas turi būti. Dėl to fondo misija tą išplėsti arba pasiekti tuos, kurie veikia, kurie kažką daro kultūros lauke, irgi yra svarbi. Tai, bet grįžkime prie šito dalyko. Tai jums, kai ateina tie paraiškų srautai, ar ne, finansavimo, kyla dilema, pavyzdžiui, kas svarbiau, kiekybė ar kokybė, ar vis dėlto turite jau kažkokią formulę, kuri dabartiniam momentui, sakykime, kokį turime, padeda priimti sprendimą? Tai iš tiesų tai yra kultūros žiniasklaidos programa, jinai yra iš tokių 3 paprogramių, būtent, kad nebūtų tokio, kaip čia pasakyti, tokio susistumdymo tarp didžiųjų nacionalinių žiniasklaidos priemonių ir kultūros leidinių, kurie yra niša visgi. Taip. Tai yra 3 paprogramės: kultūros periodinė spauda, yra kultūros periodinės spaudos veikla. Aha. Ir yra kultūros projektai žiniasklaidoje. Aha, kaip po tokie, tai vat būtent tokioj nacionaliniai, dideliai, kaip vat 15 minučių, Delfi, Lietuvos rytas, visi kiti, kur jie tiesiog savo projektus skirtus kultūrai šitoje srityje, o tarkim kultūrinė periodinė spauda, jinai yra pati savo viena su savo tiek projektu, tiek veikla, kas, aš manau, labai svarbu, kad mums pavyko Medijų rėmimo fondo, kai buvo priiminėjamas įstatymas, įtvirtinti, kad būtų remiama veikla, būtent veikla, o ne projektai. Ir tada aš matau, kad tikrai tas labai pasiteisino, kaip ir kalbėjom, iš tiesų matau, kad leidiniai tikrai ieško visokių formų, kaip rasti daugiau skaitytojų, ir lauko reklama atsirado, ko gyvenime nėra buvę. Ir tikrai ir Facebook'e, ir visuose kitose socialinėse medijose visur jie stengiasi. Bet vėlgi reikia suprasti, kad jie nedarė to anksčiau, nes trūko labai pinigų. Ir tas nepasidaro per 1 metus, net jeigu tu, pavyzdžiui, dabar staiga, kaip jie iš tikrųjų, jiems yra maždaug iki 100 000 ta riba veiklai remti, tai tu gauni tų pinigų, bet suprantat, tu ten 20 ar 30 metų tu sėdėjai ant tokios dietos, ar ne? Ir dabar tau atneša čia prikrauna pilną stalą, tu negali visko staigiai prisikišti. O jūs duodate pinigus gal kartu su kokiais apmokymais, kaip jūs išleisti? Nes žinot kaip, mes manom, kad tai yra tikrai labai žmonės savo vietoje ir jie puikiai žino, kaip tą padaryti, bet viskas yra su laiku. Suprantat, pavyzdžiui, tu pasėjai augalą, tu negali paimti jo ir ištraukti, kad tu greičiau aug. Taip nepasidaro tiesiog. Aš sutinku, bet dėl ko aš tą paklausiau mokymą, nes aš galvoju, jog kad ir puikus žmonės su gerom intencijom, bet juos kažkas tos rinkos aritmetikos turi pamokyti. Ne visi ateina išmokę. Ir puikus, pavyzdžiui, kultūrinio turinio kūrėjai, man yra tekę ne vieną sutikti, kad jie paminėjo žodį rinkodara, ar ne, tiesiog pradeda raukytis. Kai tuo tarpu tai tik įrankis. Galima atgimti naujai visam laukui ir tapti aktualiems. Man atrodo, labai svarbu galvoti, kad būtum aktualus, kad būtum aktualus ne tik tam 500 ar 1000 skaitytojų ratui, bet visai Lietuvai, o gal net ir pasauliui. Tai tik tai tas reikalauja labai daug pastangų. Tai ką tu turi pagaminti numerį, jeigu esi tik internetinė platforma, bet kuriuo atveju tau reikia sukurti turinį, kas yra šiaip sunkiausia užduotis, kad jis būtų kokybiškas, originalus ir geras. Ir tada dar turi galvoti apie kažkokias strategijas, apie ateitį, kaip pasiekti žmonės. Ir tada, nežinau, rinkodara iš viso čia yra kosmosas. Na, tai ir jinai sėda labai daug pastangų, resursų, pinigų ir atneša palyginus mažus rezultatus trumpuoju laikotarpiu. Tada klausi, kam čia investuoti. Fondas, sakau, jeigu yra toks pageidavimas, pavyzdžiui, kaip rašyti projektus, kaip padėti žmonėm, tai šitie yra mokymai organizuojami kiekvienais metais, taip, bet tai čia yra toks labai konkretus dalykas. O
jeigu yra reikalinga kažkokia pagalba, tai fondas visada yra pasiruošęs ją suteikti ir tuos mokymus padaryti, bet tas turi ateiti iš tų žmonių. Taip, jie turi kreiptis. Neturi būti darželio, kur vedžioja fondas už rankos, maždaug, va, tu išmok paimti ten, padaryti kažką. Nu, Arba, taip pavyzdžiui, neturi 15 minučių, kurie yra absoliučiai rinkos dalyviai. Pavyzdžiui, jie paskelbtų, kad prieš rašydami paraišką ateikite pas mus pasimokyti, kaip daryti šiuolaikinę mediją. Bet tai paraiškas, tai sakau, kaip rašyti paraiškas, kaip ten viską, tai šitą fondas mokymus tos daro, o visa kita, tai čia aš manau yra pačių leidėjų reikalas, jie turėtų tuo pasirūpinti. Tai nemanau, kad fondas turėtų kažkaip kištis į tą. Jeigu būtų prašymas, taip, bet tai turi eiti iš pačių leidėjų pusės. Tai aš gal kaip pilietis, žinai, pasidžiaugsiu iš tikrųjų, žinai, kai buvo įstatymas priiminėjimas, kai Vaiva ir minėjo, vyko diskusijos, žinai, tai tikrai gerai, kad yra numatytas tas veiklos finansavimas. Reiškia, mes kaip ir užsitikriname, kad tam tikri leidiniai, nes mes suprantam, kad jie neišgyvens šiaip. Tai mes jų veiklą remiam, aišku, yra kriterijai, kaip turėtų ten visą kitą. Tai atsirado, aš sakyčiau, ir džiaugiuosi už tą profesionalią kultūrinę žiniasklaidą, užtikrintumas jiems finansinis šioks toks. Ir, nes tą, ką mačiau prieš 2-3 metus, tai būdavo tikrai tokia vargo vakarienė, kur ten, žinai, kažkaip kažkas kažkur leidžia ir žinai, to tokio dabar ir duoda rezultatą. Aš matau, žinai, iš kai kurių leidinių, žinai, kaip keičiasi ir kas, aš galvoju, tas yra labai svarbu vadyba. Tai yra būtent rinkodara, masto, žinai, tai yra apskritai koncepto kažkokio, žinai, matau, kad teminiai leidiniai atsiranda bendradarbiavimai su tam tikrom ministerijom, tarkim, literatūros ir meno yra teminiai numeriai, paskutinis Italijai skirta. Ir tu matai, kad tai yra 10 kontaktų nuo ministerijos iki institutų, iki viso kito, ir kad tai reiškia, kad, tai reiškia ilgalaikis procesas, kuris atsiranda ir pagaliau kokybė pakilo, nes spaudos, žinai, tos kai kurių leidinių tikrai tai matos, kad jau gali sau leisti ir tada sukuria estetinį patrauklumą leidinys. Žinai, jeigu tu ten žiūri paveikslus, kažkokius perspausdintus arba dar kažką, kur tu ten neįsimato jo, o dabar tu matai kokybę leidinių, kokia yra. Žinai, tai tas galbūt ir čia yra, aišku, leidėjų suvokimas, ar tu viską pravalgai, ką gaunai, ar tu investuoji į žmonės, į pritraukimą, į etatus kažkokius, netgi galbūt ir beje, veiklos rėmime etatų kriterijus yra vienas iš tų. Tai reiškia, kad būtent tas tarsi nukreipimas, kad tu turi galvoti apie ilgalaikiškumą ir kažkokį pastovumą. Taip. Bet dar fondas turi tokią stipendijų programą, kas irgi yra visiškai naujas dalykas, bet esmė yra ta, kad vėlgi, reiškia, gali dalyvauti žmonės, kultūros žurnalistai, ko tikrai anksčiau niekada nėra to buvę, ir būtent ne kažkokiem ten, sakysim, nežinau, ten, bet būtent kaip, jeigu jis turi sumanimą kažkokį tirti, ir mes turėjom tokių pavyzdžių, nežinau, ten, pavyzdžiui, kažkokia kultūros politikos įgyvendinimą, ar dar kažką, arba kažkokius specifinius reiškinius vėlgi iš kultūros, tai jisai gali teikti paraišką, žurnalistas, arba, žodžiu, ir dalyvauti, ir netgi tikrai mes turėjom tokių pavyzdžių, būtent kultūros žurnalistikos, nes tai yra labai svarbu. O kur jie paskui savo produkciją? Tai čia esmė ir yra, jisai turi iš anksto sutarti, pavyzdžiui, su kažkokiu leidėju, kad tas bus, pavyzdžiui, kad ir tose pačiose 15 minučių, ar ne, kad tas tyrimas bus publikuojamas, skelbiamas kažkokiame leidinyje. Jo, tai aš suprantu, tai yra labai svarbu, nes tai formuojama tokia nauja, ne nauja jinai be abejo, bet tiesiog tie kultūros žurnalistai pas mus buvo, ganėtinai pamiršti, jeigu, pažiūrėjau, sporto žurnalistai yra, jie turi netgi savo atskirą ten klubą, dar kažką, tai kultūros žurnalistai, jie tokie labai pasibarstė. Absoliučiai. Dabar žiūrėkite, taip aš ateinu su nauja idėja. Suprantu, kad reikia pasižiūrėti, ar jinai yra vertinga ir iš viso, ar verta gyventi. Bet yra leidinių, be kurių, aš manau, jeigu jų nebūtų, mes stipriai nusustumėme. Bet jeigu jie irgi ant tų metų dozės pasodinti, aš įsivaizduoju, kokiam strese tu turi nuolat gyventi. Tai klausimas yra toks, ar neplanuojate svarstyti modelio ir tartis su vyriausybė, didinti finansavimą, bet, pavyzdžiui, duoti, nenoriu sakyti dabar pavadinimų, bet turime įvairių barų, ar ne? Ir kitokių labai rimtų, bet nišo leidinių.
kad jie, vat, pavyzdžiui, 3-5 metų gautų programą ir su kontrolė, žinoma, kad kaip sakote, kad gavę visą sumą ten neišleistų į dešras, bet ilgalaikiškumas, man atrodo, kad irgi rodytų tam tikrą ir valstybės požiūrį, ir psichologinį stabilumą. Ir mano supratimu, jeigu turėtume tokį tvirtesnį užtikrintumą, kad 5 metus ar 3 metus turim gana stabilų biudžetą, nereikia nuolatos vis perrašinėti to paties projekto, jis nebūna tas pats, bet iš tikrųjų tai yra tas pats žurnalas. Ir nuolatos galvoti apie išlikimą, taip jaustumės tvirčiau ant kojų, tai aišku, tą daryti būtų dar žymiai lengviau, nes tada tu žinai, kad tikrai galėsi po pusmečio pasiūlyti gerą honorarą jaunam žmogui. Neaišku, iš tikrųjų neaišku, ką gausim. Tai šitas neaiškumas, tu nieko negali planuoti, šiemet honoraras 100 eurų, kitais metais gal bus tik 70, tai ką tu čia gali planuoti? Tai rasdamas alternatyvius kažkokius tai šaltinius, rėmėjus, reklamą, pardavimus, dar kažką, tai tiesiog tampi labiau nepriklausomas ir tada gali daryti turinį, kokį nori. Tai šitas yra labai svarbu, tik tai, kaip ir sakau, tai reikalauja labai daug papildomų naujų resursų, tai yra visiškai kitas mąstymas, negu galvojant apie turinį ir žmonės, kurie spaudoje ilgą laiką dirbo, tai jie koncentruojasi į turinį. Tai jiems dabar dar galvoti apie reklamą, pardavimus ir pinigus, tai yra tiesioginė jų kompetencija. Tai manau, kad nelabai sąžininga tikėtis iš jų kažko labai tokio naujo, bet tuo pačiu ir suprantu, kad taip turi būti. Tai tiesiog gal tas procesas turi truputėlį būti lėtesnis. Tai šita idėja, jinai iš tiesų ir buvo, ir yra, bet kaip ir jūs ir pats pasakėt, čia nėra vien fondo iniciatyva, čia yra ir finansų ministerija, ir kitos institucijos, kurios, sakykime taip, vis tiek ten ta 3 metų, kadangi biudžetas visgi yra formuojamas metais ir čia tų tokių niuansų yra, nes vėlgi, reiškia, turime mes atsižvelgti tai, kad, tvarkoj, pavyzdžiui, ten yra sutarėm, kad 3 metams, ar ne, bet tada vis tiek tu turi įvertinti infliaciją, kitus dalykus, tarkim, keičiasi pat veiklai, ar ne, pavyzdžiui, veikla yra remiama pagal formulės tam tikras, kiek pas tave yra etatinių, kūrybinių darbuotojų, ir kiek tavo yra tiražas, ar ne, ten sudeda į tokias formulės ir išskaičiuoja. Tai dabar įsivaizduokit, pavyzdžiui, paskiria ten, kažkokią sumą 3 metam, pavyzdžiui, 1 000 000 eurų. Aš kaip pavyzdys sakau, ar ne? Ir dabar, pavyzdžiui, kitais metais pakyla ten minimalus atlygis, tenais dar kiti dalykai, ten, pavyzdžiui, kad ir tas pats, pavyzdžiui, koks nors PVM-as, ar ne? Tai suprantat, tai tada, reiškia, reikia nuolat koreguoti. O iš ko koreguoti? Iš kokių pinigų? Nes kad jam nebūtų taip, kad jis 3 metais gauna mažiau negu 1. Bet tai, ką jūs dabar sakote, irgi yra kultūros nusilpnėjusios, susilpusios kultūros pasekmė. Nes aš turėjau irgi atvejį, kai reikėjo finansų ministerijos. Puikūs žmonės, bet jie tiesiog kitam faile gyvena. Ir kai jiems reikia įrodinėti, jog dainų šventė arba užsienio lietuvių dainų šventėje pasirodymas, tai yra mega svarbumo įvykis tiem žmonėm, o ir mum, čia kažkas yra negerai jau su supratimu. Tai vat štai dabar dėl ko ir lenkiu. Aišku, kaip jūs dabar pasakėte, mes nuolat esame užkemšami tą finansistų pasakymų, kad negalim planuoti ilgalaikių dalykų dėl to, kad čia viskas kinta ir infliacija ir taip toliau. Vadovėliuose seniai šitas, jau prieš kariniuose vadovėliuose seniai išspręsta. Tai yra susijęti su rodikliais, kurie kintami, bet yra matuojami ir pagal kuriuos keičiasi bendras valstybės finansų politikos vektorius. Viskas. Ir kinta vienoj vietoj, tai yra nacionalinis lygmuo, pereina staiga ir per viską. Bet palikime šitą temą, nes čia yra kitos finansinio raštingumo kultūros klausimas. Bet, žiūrėkime toliau. Tai, ką dabar jūs sakote. Ar gali, Donatai, būti toks atvejis, kad, pavyzdžiui, kultūrininkai susiorganizuoja taip pat kaip sporto žurnalistai, kurie turi savo klubą, jie turi metinius žaidimus ir labai aktyviai tai daro. Jie pasikalba ir jų žinomumas yra. Bet štai kultūrininkai susiorganizuoja, o jų yra daug daugiau negu sporto žurnalistų. Ir jie tada pareiškia savo prašymus
ne ultimatyviai galbūt pradžioj, bet jie staiga pasirodo, kad jie tokie yra ir ką jie sukuria. Nes mes žinome vieną skaičių, kiek kultūra sudaro bendro vidaus produkto mūsų biudžete. Ir tai nėra ašara, tai yra labai daug. Taip, tai yra, čia įdomi tema yra, iš tikrųjų, sakai, mes žinome, bet man atrodo, net Seimo nariai nežino. Ta prasme, didžioji dalis Seimo narių galvo guldau, kad nežino, kad kultūra BVP yra didelė dalis. Taip. Ne? Nepamenu, aš irgi tiksliau skaičiu, bet ten panašu su pervežimais, man atrodo, ne? Tai yra didžiulė tikrai reikšminga dalis ir dabar kokią toje dalyje turi kultūrinė žiniasklaida arba kultūros apskritai, bet čia, žinai, toks, kaip praktiškai man tai kaip išsilavinimo dalis, žinai, kalbėti apie gebėjimą skaityti arba rašyti, žinai, ir tada klausti, kokia to vertė yra, žinai, tai toks žmogaus gyvenimas be kultūrinės veiklos, be dėmesio kultūrai ir plačiai tą suvokiant per kokybišką kiną, per kokybišką muziką, profesionalią muziką, ne, ir apie profesionalią žurnalistiką, o ne kažkokias pletkų platinimą. Tai, ta prasme, kaip žmogus gali be to gyventi kokybišką ir žmogišką gyvenimą, tai vargu bau, žinai. Tai to vertė, tai tokia, bet čia, žinai, per kiekvienos rinkimus ir vyriausybės sudarimą ta diskusija būna visi, kad, žinai, tas kultūros ministerija, tas, kas atliko ten, žinai, partneriui koalicijos kažkokiam užkišti, žinai, tai bet ir lygtais kalbos visada yra kalbama, kad ne, taip nėra, žinai, bet tai va, tai ir... Čia mes turim problemą dar ir su ministro asmenybėmis, nes iš tikrųjų buvo ministrė, kuri labai veikė ir labai daug ką pralaužė, bet paskui turėjome laiką tokių pasyvių stebėtojų, tai irgi tas, matyt, piešia foną. Žinai, aš įsivaizduoju, ką tik ministro Šarūno kalbos apie minkštas galias ir kad būtinybė finansuoti. Visuomenė nesulaukia palaikymo ir netgi Seimo narių tarpe toks visi, žinai, aišku, galim klausti, kokių priežasčių, galbūt jų yra įvairių, ne, bet kartais būna negebėjimas pristatyti idėjos ir palaido pačią. Žinai, bet per anksti arba neparuošta ir jeigu išleidi į eterį, gražinti. Bet iš kitos pusės visi kalbam nuolat apie Rusijos, Baltarusijos dezinformaciją ir investavimą į tai, ir kai paklausiu, ką mes Lietuva darome, tai tada pradedam kalbėti apie kitus dalykus. Arba apie švietimą, kas taip yra tiesa ir ilgalaikiškas procesas, tai yra nuo mokyklos, nuo lopšelio, ten nuo šeimų, bet su vieša erdvė, kas vyksta ir tada čia jau tada gaunas daug sudėtingesnis dalykas, nes tai yra ir tada kaip ir apie pinigus, o žiniasklaida, jeigu pradeda apie pinigus, tai supra, kaip čia tai yra, tai turi čia įprašyti ir gyventi, ne, žurnalistai nevalgo ir jam nereikia tose rinkos dėsniuose gyventi, žinai, o nors tai yra irgi verslas, tai yra žiniasklaida verslas, kuris turi išsilaikyti, būti sveikas ir jeigu jisai ten pelningumo neturi arba ten yra ant nulio, tai tas verslas iš savęs negali būti sveikas. Jisai, reiškia, nei investuos, nei darbuotojus gebės išlaikyti. PR skyrius yra visai šalia įmonių visokie, žinai, pervėliojimai. Tai va to lauko ir finansavimo klausimas, ką prieš tai minėtas, tai kad verčia, bet aišku, čia ir renginių organizatoriai miestuose arba dar kažkur irgi tas ciklas 12 mėnesių ir čia netgi Konstitucinis teismas yra uždavęs išaiškinime, kad, žinai, toks turi būti finansinį, nes tada gali tik taip valstybės biudžetą suprask labai griežtai planuoti, o šiaip tai nesugebėsi to padaryti, žinai. Ir tai, kad leidėjas nežino, kad ar jis po 3 metų turės tą finansavimą, tai be abejo netgi darbuotojai pritraukti, tu kai specialistą, sakysi, žinai, nusuriukas sausį mes arba vasarį pakalbėsim, ar toliau dirbi. Ar būsim, ar ne. Tai čia tai nėra nei tvaru, nei gerai. Iš tikrųjų leidžiame kultūros žurnalus, kurie yra traktuojami kaip vienadieniai, vienamečiai projektai. Na ir man atrodo ir mes, ir ministerija, ir fondas supranta, kad tai yra tam tikra iliuzija. Taip, tai yra vienas iš būdų, kaip galima veikti, bet mokslo įstaigos, pavyzdžiui, turi 3-5 metų projektus ir turbūt tai būtų tokia viena svarbiausių krypčių, kurią galima pajudėti. Mūsų yra, tai nenutrūkstama leidyba, mes kiekvieną mėnesį padarome 2 numerius, po 20 tekstų būna juose. Tai čia tiesiog
kur važiuoja konvejeris ir lygiai taip pat kolegos, tai čia yra žiniasklaidos truputį išskirtinumas. Aš tada dar vieną tokį klausimą kabinu į mūsų pašnekėsi, kas irgi sritis, nors nėra tiesmukai kultūroje, bet kai pradedi atidalinėti, tai praktiškai sunku atskirti. Edukacija, ar ne? Ir klausimas yra toks, tai kas vis dėlto turi imtis iniciatyvos valingai, kryptingai visuomenę kultūriškai prusinti? Nes kodėl šitą klausimą iškeliu? Suprantu, kad palikti viską, kaip čia mėgstama sakyti, rinkai, patiems žmonėm, na taip nebūna. Netgi, žiūrėkit, netgi konkretaus žmogaus fizinė kultūra, kol kažkas neprispaudžia iš išorės arba kol nesusitvarkai plano, būna sudėtinga. Vaiva, kaip Jūs manote, kas čia turi imtis tos iniciatyvos? Vėlgi, aš galvoju, kad mes apskritai labai yra tokio pas mus be galo daug fragmentiško tokio mąstymo. Mes turėtume vis tiek žiūrėti taip kažkaip, kaip į visumą, ar ne? Yra valstybė, yra jos kultūros politika, kaip bendros kažkokios valstybės politikos dalis. Ir jinai turi užduoti tokį, kryptį, ar ne? Ir tada be abejo labai aiškiai pasakyti, kad pat yra tokia mūsų kryptis, mes skiriame tiek dėmesio, tiek pinigų, o toliau be abejo visgi turi būti žmonių iniciatyva. Nes tas nuolatinis tikėjimas ir noras, kad valstybė turi manim rūpintis. Kodėl jinai turi taim rūpintis? Tai kas apskritai ta valstybė yra? Ne tu, ne tavo ten aplinka? Čia dėl ko aš ir pasakiau, irgi labai plona riba yra, nes grįžti į tą valstybės dominavimą būtų tragedija. Ir tai per daug jau dabar girdžiu šitų. Bet kita vertus, ką matau irgi plika akim, kad valstybė, kurią mes, aišku, čia sėdėdami greitai galime dekonstruoti į subjektus, bet dabar vartokim žodį valstybė. Aš matau, kad valstybė irgi silpsta, nebegebėdama iškeltų kriterijų garantuoti, apsaugoti, priversti netgi jų laikytis. Yra daug kompromisų, daugelį sričių, aš jau nekalbu čia apie kultūrą. Man atrodo, jeigu šitaip mąstytumėme, dar kultūra nebūtų prasčiausioje vietoje. Bet kadangi viskas veikia, viskas persidengia, tai mes turime ir šitą momentą. Todėl, kad kultūra iš tikrųjų, sakau, apskritai pas mus mažai kalbama apie tai. Man kartais toks įspūdis susidaro, kad pas mus tas kultūros supratimas yra vos ne iš aušros laikų dar. Mes nematom viso pilno vaizdo ir nesuvokiam, kad, suprantat, pavyzdžiui, aš jums galiu pateikti pavyzdį iš televizijos, ar ne? Yra, sakysim, ten labai daug visokių pramoginių kanalų, taip toliau. Ir yra, pavyzdžiui, koks nors klasikinės muzikos, pavyzdžiui, kanalas Metso, ar ne? Taip. Ir jisai turi savo klausytoją, jisai turi savo žiūrovą. Ir jisai, taip, tai nėra didelis procentas, bet jis yra nuolatinis. Jis yra, jis turi tokį. Ir todėl aš manau, kad mums ir svarbu, kad kiekvienas galėtų rinktis. O jeigu mes galvojam, kad yra tik labai kažkokia išskirtinė kultūra, kurios klausimas, ar jie patys supranta, kaip tas turėtų būti, tada mes atsiduriam, suprantat, labai neaiškioj padėty ir prasideda žaidimai. Čia kultūra, čia ne kultūra. O kodėl čia ne kultūra? Nes čia parašė ne žurnalistas, arba atvirkščiai, parašė žurnalistas, o turėjo parašyti, nežinau, kas turėjo parašyti, Donatai. Tai tada prasideda tokie, suprantat, labai daug tokių po antklodė vyksta pasitampimų, kurie iš tikrųjų niekur neveda, nes supriešina, iš tikrųjų labai supriešina tą žurnalistų bendruomenę. Ir tada, sakysim, pavyzdžiui, prasideda čia pop kultūra. Ir gerai, taip pop, jinai irgi gali turėti savo ten 5%, nes tai yra žmonės, kurie jie domisi ir galbūt po kažkiek laiko jie ateis į tą rimtesnę kultūrą, nes jie jau bus įpratę, kad galima pasidomėti, galima pažiūrėti ir pažiūrėkite, kiek būna ten kokių nors renginių, kad ir tuose pačiuose rajonuose, ar ne, visada yra aprašomi tie leidiniai ir visa kita, ir rėmėjai yra vietiniai laikraščiai ir visada būtinai koks nors vienas nacionalinis. Tai man atrodo, kad tai yra labai svarbu neapsiriboti tokia 19 amžiaus sampratą apie kultūrą. Ir mes iš tikrųjų turime remti aukščiausios prabos tyrimus, straipsnius apie
literatūrą, dailę, kultūrą, fotografiją ir taip toliau, nes tai natūralus yra kultūros prioritetas, o tas toks kultūros žmonių nuvertinimas, kurį kartais dabar va jaučiam Seime, turbūt yra susijęs su įsisenėjusiu apsileidimu, nes iš tikrųjų, pavyzdžiui, mes pasikalbam su savo karta, kad mes turbūt gyvenam taip gerai, kaip niekada negyveno nei mūsų tėvai, kurie irgi dabar gyvena taip pat gerai, kaip niekada negyveno, ir matom, kad valstybė žengia į priekį daugybėje sričių. Šitoj vietoje jinai labai ilgai nežengia į priekį. Ir tas jaučiasi, ir tas atsisuka ir per kitą pusę. Jeigu autosportai kaip vieną sritį, tai yra, jeigu pažiūrėti didžiuosius lenktynininkus garsiausius, tai jie atėjo iš kartingo. Tai yra, pradėjo nuo vaikystės važiuoti kartingais, tada sėdo į galingesnius automobilius ir finišavo Formulėje 1 arba VRC. Tai, žinai, to sistemiškumo, kaip tu sakai, valstybė taip, čia turėtų susilieti iš apačios, tai yra iš leidėjų, iš kūrėjų kylantis noras pritraukti žmonės, apie save kalbėti, būti matomiem, ir tam tikras sisteminis žiūrėjimas, kur, žinai, o kur reikia pastiprinimo, žinai, kad kaip reikia, kad ta ir aš nežinau, ar tai yra, kiek tu iš kultūros ministerijos laikų pamenė, tai ir, žinai, ta strategija, visi gražiai skamba žodis strategija, bet o kur jinai yra ta žiniasklaidos strategija, ne, ir kaip visuma, tai yra, žinom, kad tą funkciją atlieka mokykla, tą atlieka tas, žinai, ir kur pati žiniasklaida, kaip savitvarkos turi įsijungti ir, žinai, prisidėti, žinai, ir tai to galbūt reiktų šiek tiek daugiau, nes dabar toks stichiškas atrodo, nes apskritai kalbant apie spaudą, tai mes gyvenam šaly, kur nebėra dienraščio nacionalinio, ne? Matome, taip tarsi yra labai daug leidinių vaikams, bet jeigu pasižiūrėtume, ten leidinys yra priedas prie žaisliuko. Ir prekybininkai suinteresuoti, platintojai suinteresuoti, nes už tą žaisliuką sumokama yra, žinai, ten 5 eurai, o ten tas leidinys jis yra kaip kažkas, žinai, tai, o ten kažkokio, žinai, nacionalinė geografija, ta prasme, kai kurie leidiniai pasitraukia tarptautiniai iš Lietuvos ir nebeturime, ne, tai ir jeigu tas vaikas, žinai, aišku, vėlgi, spauda, tai yra ne viskas, tai turime internetą, ne? Turime radiją, turime teliką ir kaip šita visa sąveikauja, žinai, ir galbūt ta naujoji karta gali būti, kad jinai labai retai skaitys spaudą, žinai, bet jinai kasdieną vartoja internetą, žinai, ir ką jie tenai kultūros randa ir kokią formą, ne? Tai ir kaip tas turi būti, žinai, Tai čia jau yra absoliučiai naujų laikų iššūkis. Nes man atrodo, kad lygiai taip pat ta spauda, kai perėjo iš sovietinio į laisvos Lietuvos formatą, irgi transformavosi ir labai daug ką pritaikė prie publikos, prie išlikimo. Nes sovietinėje epochoje tai tengi, jeigu egzistuoji ir tave finansuoja, tai ir tu ir gyveni visą laiką. Ar įdomu man dar taip, Vaiva, ar tam neįvardėjant konkretybių, bet iš principo, ar jūs matote, kad, pavyzdžiui, Lietuvoje egzistuoja ideologizuota kultūrinė spauda? Tai yra, kad gali būti... Taip, pasakau, taip. Įdomu, pasakykite daugiau. Kadangi, kaip jūs sakėt, neminėsime čia pavadinimų, bet tikrai taip yra, kurie... Aš nemanau, tiesą pasakius, aš nežinau, ar visada tai yra blogai. Ne, man atrodo, kaip tik yra gerai. Aš visai neseniai čia turėjau tokią jaunų žmonių grupę, tokia draugiška diskusija, kad, kaip taip gali būti, jeigu maždaug čia žurnalistas, pavyzdžiui, pasisako, kad jis yra ten dešiniosios minties ar ten kairiosios minties. Mes mantat, iš tikrųjų, aš tai nematau čia nieko blogo, kol tas neperžengia tokių mums visiems priimtinų ribų, ar ne, kol tavęs nešaudo ir nemuša, tai viskas yra savo vietoje, bet tada tau nereikia apsimetinėti ir vaidinti, kad tu, pavyzdžiui, esi ten labai liberalus, o iš tikrųjų, reiškia, grieži dantim ir rašai ten prisidengęs kokiu nors anoniminiu slapyvardžiu, reiškia, keikiai ten. Tai čia aš nežinau, bet kad yra, tai taip yra. Supratau. Žiūrėk, aš galvoju, kad mūsų pokalbis, ačiū Dievui, kaip ir kultūra, yra nesibaigiantis. Jis gali tęstis ir vis gerėti. Bet turime laiko ribą ir dėl to norėčiau pabaigti tokiu paprastu klausimu. Judviem abiem, ką palinkėtumėte dabar mūsų pasižiūrėjusiam
žmonėm, kurie jaučiasi esą kultūros srities žmonės, o galbūt net ir veikėjai, ką jie turėtų padaryti, žinodami medijų rėmimo fondą, esant jų pagalbai? Vaiva. Tai aš tai labai trumpai pasakysiu, aš tai palinkėčiau kūrėjams tiesiog kurti, ieškoti naujų formų, ieškoti būdų, kaip patraukti skaitytoją ar žiūrovą ar klausytoją, o vartotojams tai tiesiog nepamiršti, kad gali rinktis, nebūtinai tavo ten, sakysim, tas supratimas apie kultūrą nebūtinai yra teisingas, tu tiesiog gali paieškoti savo skonio, savo pažiūrų ir kuo daugiau tu skaitysi, kuo daugiau tu klausysi, žiūrėsi, tuo tau tiesiog, bus paprasčiau gyventi, nes tu nebūsi minė. Taip. Donatai. Jo, aš irgi tik tai, žinai, turim tokį pasirinkimą, gyvenam laisvoje šalyje ir prenumerata leidėjams yra labai svarbu. Taip. Tai yra pirmiausias žingsnis, ką kaip skaitytojas gali padaryti, tai pirkti arba prenumeruoti leidinį arba portalę prenumeratą. Tai yra, nes taip ir prisidedam skaitytojai. Tai yra tiesioginis pasakymas, man įdomu šitas leidinys, ir tęskit arba ten paskui kitos formos komunikacijos galbūt, žinai. Ir aš, tiesiog pasimkit tuos leidinius, kurie yra leidžiami ir pavartykit, kokios geros kokybės jie yra. Žinai. Taip. Mūsų legendos. Ir susiraskit tai, kas tau yra prie širdies ir palaikyti tą leidėją. Žodžiu, pasirinkimas yra didelis, pavartyti reikia tiesiog ir pažiūrėti ir paskaityti ir pamatysi, gal įdomu ir tapsi skaitytoją. Aš taip pasakysiu, kad tą, ką aš išgirdau, tai reikia aktyvumo veiksme, kuris padėtų tiems, kurie tau sukuria kažką malonaus, įdomaus ir netgi praneša apie tą kultūrą, kurios visos tu neapriepsi. Neįmanoma. Bet per mediją tu gali daug ką pamatyti. Tai ačiū labai Vaiva Žukienė, Medijų rėmimo fondo tarybos pirmininkė, Donatas Večerskis, 15 minučių direktoriaus pavaduotojas. Apie kultūrą šiandieną, kad ir neilgai, bet tai nereiškia, kad mes įžengėme į šitą temą. Laikas įžengti jums.